Finansų makleriai įmonė Finhill kalbins bendrovės Invalda prezidentą Darių Šulinį dėl įmonės skelbtų veiklos rezultatų. Labas rytas, ponas Dariau. Labas rytas. Kaip jūs vertinate skelbtus veiklos rezultatus bendrovės? Rezultatai trečio ketvirčio paties nėra geri, bet aš nesakyčiau, kad jie kažko išsiskiriantis ar yra netikėti. Tai tiesiog jie atspindi realijas, kurias turime rinkoje. Sakykit, o kas daugiausia lėmė šių metų trečio ketvirčio nuostolį tokiam? Pagrindiniai dalykai lėmė, šiaip Invaldos veiklos, kai Invaldos rezultatų esminė įtaka daro du dalykai, tai atskirų verslų operacinė veikla ir atskiri sandoriai, kurie būna per kiekvieną atskirą ketvirtį. Tai šituo atveju trečias ketvirtis nebuvo ypatingas, kad mes turėtume kažkokių sandorių, turėjusių didelį teigiamą arba neigiamą įtaką rezultatui, o esminė operacinė įtaka rezultatai tai turbūt padarė nekilnojamas ir finansinis sektorius. Tai. Aišku. O kokios priežastys skatino pakeisti 2008 metų prognozes? Tai tiesiog realios rinkų ir realus vertinimas, kaip mes galėsim užbaigti 2008 metus ir kokias kainas turto, investicinio turto mes turėsime metų pabaigoje. Sakykit, o būtent kokio investicinio turto vertės korekcijos numatomas metų pabaigoje? Tiksliau perkainojant tą turtą. Aš manau, kad didžiausia įtaka darys nekilnojamo turto korekcijos. Nekilnojamo, ne? Ir pabaigai norėtųsi paklausti, kaip vertinate pačią susidariusią situaciją šalies ekonomikoje, kaip tai įtakoja bendrovės kitų metų veiklos planus? Jeigu apie šalies situaciją, tai aš manyčiau, kad šalis nėra išimtis, kad bendra pasaulinė situacija yra sunkiai prognozuojama ir nėra labai palanki šiuo metu. Tiesiog Lietuva nėra kažko labai įsiskirianti iš bendro šalių rato, iš bendros situacijos pasaulinės. O kaip tai įtakoja rezultatus, tai pačią bendrovės veiklą ir visą kitą tai įtakoja labai prastai, kad vienaip ar kitaip tu turi prisitaikyti prie rinkos realijų ir tiesiog planuodamas savo veiklą, darydamas pokyčius, tu turi gyventi pagal tai. Tai ir atliekame ir rezumuojant, tikiuosi ir tikiu, kad mes prie to prisitaikysim, galėsim dirbti ir tokiom sąlygos, kurios bus kitais metais. Ir planai, ko gero, bus koreguoti pagal tai, kokia yra situacija, ne? Vienareikšmiškai esminis dalykas, tu negali įtakoti rinkos iš esmės, nei pasaulinės, nei Lietuvos, nei kažkokios net mažesnės vietinės rinkos, tu tiesiog privalai pristaikyti prie jos. Kągi, ačiū Jums už atsakymus, už paskirtą laiką. Viso geriausio. Viso geriausio, sėkmės. Girdėjote pokalbį su bendrovės Invalda prezidentu Dariumi Šuliniu.